Taigi sveiki atvykę, šiandien kalsime štai tokį 50 skaičių, šią rožių puokštę, bet nerodysiu kaip kalų rožių puokštė. Buvo jau vieną kartą rodžiau, tai kam čia antrą kartą rodžiau rodyt, bet ir vieną kartą jau kaliau 50 skaičių lygiai taip pat, bet dar kartą žodžiu, dar kartą. Tai nieko nelaukia ir pradedame nuo skaičių. Taigi kaip ir sakiau, kalsime pirmą 50 ir 0, tai kalsime šitą metalą, čia yra 25 ant 4 mm juosta, tai nieko nelaukia ir pradedam. Taigi, pabaigiau štai šiuos skaičius, dabar pradėsime daryti pagrindą. Pagrindą gaminsiu iš šios juostos, tai mes ją suvyrinsim 3 ar 4, dar nežinau, bet vis tiek pamatysite. Čia yra 5 mm ant 4 juosta, tai nieko nelaukia ir pradedame vyrinti pagrindą. Taigi pabaigėme pagrindą, nors dar visai nepabaigėme, čia reikia taip lygiai nupjauti, čia nupjauti, tos kampus taip nupjauti, kad neįsidurtų niekas. Ir dar parodysiu, kaip nukalu štai šitą. Čia taip prisivyrins jisai, ir štai šitą dalį čia taip prisivyrins. Tai dabar pradedam nuo pagrindo ir tada parodysiu, kaip nukalsiu šitos, tai pradedam. Taigi viską pabaigėme, pradėkime viską suvyrinti. Tai va, kaip atrodo iš arčiau, dar čia tos rožės įsidės, štai taip va, štai va tokios 3 čia gan gražios išėjo, o čia pirma, o čia kitos jau, nežinau kurios gražesnės, man tai žinoma šitos žymiai gražesnės, taigi dabar nušveisiu ir nudažysiu. Taigi ir pabaigėme štai šį, kaip sakant, gimtadienio dovaną 50, šiuos skaičius ir šias rožės, rožių nefilmavau, bet jeigu norite pamatyti kaip kalu aš vieną rožę pirmą kartą, tai įdėsiu linką į aprašymą. Tai tikiuosi patiko šis video, jeigu patiko spauskit like, nepamirškite klausimų klausti ir susitiksime kitame.